Marijampolėje prasidėjo klasikinės ir džiazo muzikos festivalis Marijampolė Music Park. Pirmasis koncertas vyko Poezijos parke, kuriame publika galėjo pasinerti į saksofono ir styginių kvarteto atliekamas melodijas. Nors festivalis vyksta jau 11 kartą, tačiau jame vis dar yra pirmųjų kartų atradimų, negirdėtų sąskambių, netikėtų muzikinių posakių pavirstančių į naujus kontekstus. Jau 11 klasikinės ir džiazo muzikos festivalį Marijampolė Music Park pradėjo programa Širdies muzika džiazo portretai. Koncerte grojo styginių kvartetas Metis ir saksofonininkas Kęstutis Vaiginis. Klausytojai turėjo galimybę mėgautis džiazo improvizacijomis, šio žanro legendinių kūrėjų muzika Astoro Piezolos kūriniais. Kaip jau įprasta šiame festivalyje, skamba klasika, džiazas, elektroninė muzika. Kiekvienais metais keičiasi festivalio tema. Šie metai – nauji kontekstai. Nauji kontekstai, sakyčiau, gal net ir platesnė prasme, ne tik todėl, kad skambės premjera, kad bus tokių, sakyčiau, žanrų, naujų simbiozių, tačiau ir muzikantai, kurie festivalyje gros pirmą kartą. Į festivalio atidarymą atėję marijampoliečiai džiaugiasi galimybę išgirsti profesionalius atlikėjus ir daug geros muzikos. Man įdomus visi festivaliai Marijampolėje, nes jie tikrai turtingi, gražūs, įdomus ir smagu ten praleisti laiką, o šitą aš visada mėgstu. Tokia jau vasara brandi. Į pabaigą ir šitas koncertas labai gražiai viską parodo, pagražina visą šitą vasarą mūsų mieste. Aš manau, kad bus išskirtinis. Matau, kad tie geros muzikos, va šiandien širdžių muzika, viskas labai gražu turėtų būti. Labai džiaugiuosi ir laukiu. Reikia džiaugtis, kad taip mieste, Marijampolės mieste, tiek daug renginių ir taip organizuojami. Rudenį paskui pasiilgsti šiek tiek, nes lendi į kultūros centrą ir panašiai. O toks nuostabos oras, smagu ir susitikti kitus. Reikia džiaugtis, visi žanrai nuostabus. Svarbiausia žmonės nuostabus, kurie atvyksta į gražią Marijampolę ir atlieka ir linksmina mus. Geros muzikos, gero laiko. Tai labai dar nežiūrėjau programos šiuo momentu, bet pažiūrėsiu ir kurie man patiks tose koncertuose, aš apsilankysiu. Festivalio programoje 6 išskirtiniai muzikiniai susitikimai. Koncertai rengiami ne tik gražiausiuose Marijampolės parkuose, bet ir meno raiškai netikėtose erdvėse. Rugpjūčio 22 koncertas Kelionių muzika vyks Marijampolės geležinkelio stoties perone. Įspūdinga Marijampolės geležinkelio stotis, šiais metais vėl ji taps scenografiniu koncerto lauku ir bus labai įdomi, sakyčiau, programa. Ji dedikuota be kita ko Marijampolės miesto vardo 35-mečio grąžinimui ir pasirodys kvartetas styginių iš Klaipėdos, bet ką jie atliks? Jie atliks ypatingą amerikiečių kompozitoriaus Steve Reicho kūrinį Different Rates, tai yra skirtingi traukiniai ir tai yra fonogramai ir styginių kvartetui. Tai aš manau, kad ne tik gyvi traukiniai kursuos perone, bet jūs išgirstate ir fonogramoje ir kartu su styginių kvartetu. Originalus ir ypatingas bus uždarymo koncertas Netikėtas duetas, nes jame tikrai ne kasdien girdimas skambesys. Mes žinome Lūpinio armonikėlę, gal mūsų seneliai grojo ir mėgėjiškai, bet ir mes girdėjome, kaip ją griežia, groja profesionalus muzikantas ir netgi klasiką, džiazą ar populiarią muziką ir kartu su kameriniu orkestru. Tai 29 rugpjūčio bus puikiai galimybė tai išgirsti. Visi festivalio koncertai nemokami, tačiau jų uždarymo koncertą būtina registracija.